Šiandien laukiu damos, kurią paprastai matydavau tik per televiziją ir dažniausiai, kai kalbėdavo apie augančias arba krentančias bankų palūkanos ir dar kitas, man nesuprantamas skaičiais išreikštas kategorijas. Bet iš tiesų pasirodo, kad tai yra 3 vaikų mama, labai įdomios biografijos moteris, Jekaterina Rojaka. Tas žmogus, kurį nutariau kaip ekonomistą pasikviesti pasivaikščioti į Vilniaus Kalvarijų turgų ir pasišnekėti apie kainas ir apie gyvenimą. Galvojau, ponia, iš kokios naglos mašinos lipsi? Labai naglai, žalia mašina. O jūs visą laiką su dviračiu važinėjat? Jo, aš tengiuosi važiuoti su dviračiu, nes tai yra ir patogiau, ir labai žalia. Ir labai žalia, ir labai pigu, ir labai sveika. Tikrai. Tai einam dabar į turgų. Kai žmonės kalba, kad moterims beveik neįmanoma suderinti motinystės ir karjeros, Jekaterina Rojaka greičiausiai tik užteli pečiais. Saugumas. Nu, bet gerai. Prie 3 vaikų mamos pavardės puikavosi tokie titulai kaip vadovė, garbės docentė, valdybos narė, departamento direktorė, vyr ekonomistė Baltijos šalims, buvo ekonomikos ir inovacijų viceministrė. Kai šeimai pranešė, kad keliaus darbuotis į Seimą, viena iš atžalų pareiškė: "O, prašau priimti įstatymą kategoriškai draudžiantį visus namų darbus." Jekaterina yra sakiusi, kad finansų sektorius ryklių pasaulis. Tačiau, apsisukusi ant kulnų, skomus moko, kaip atskirti gerus ir sunokusius arbūzus Kalvarijų turguje. Kaip ukrainietė, tai reikia žiūrėti, kad būtų įspausta šitą. Bet užpakalis tas. Užpakaliukas. O reikia, kad būtų... Dėgyti turėtų būti visiškai sausa. Ir demonstruoja puikų kainų išmanymą. O, tai pigu. 50. Tai labai pigu. Ne, tai nėra labai pigu, bet tai yra normaliai gero pieno kaina. Va, po 3, matai? Ja. Tai čia brangu. Tai yra pakankamai brangu, palyginti su pigiausiam linijom, bet ne brangiau negu brangiausios, tarkim, tinkluose. Tai miela Jekaterina, man dabar pasidarė visokių čia klausimų įdomiausių. Pirmiausia, tai jūsų pavardė, Rojaka. Kilusi iš Ukrainos. Mano abudu tėvai yra kilę iš Ukrainos, iš Donecko. Tai yra iš mažojo miestelio vardu Kramatorsk, kurį dabar galima būtų ne vieną kartą išgirsti dėdėti ir žinias. Mano prisiminimai apie Ukrainą tai yra, žinoma, žydintis medžiai, tai yra persika abrikosai, tai yra trešnės, tai yra arbūzai, tai yra kukurūzai, tai yra visą tai džiaugsmą tokį neša ir kvapą neša, uogienės ir visa kita. Na, žinoma, mes turėjom labai daug draugų, labai daug šeimos ir kurie tam tikra dalis šeimos vėl grįžo po keliavimo, sakykime, per karus. Mano dėdė iki šiol dabar gyvena grįžęs į Ukrainą, jam jau yra arti 90 ir jis sakė, kad niekur kojas jau nebekels. O kaip tėvai išgyvena visą tą permaltą savo Kramatorską ir labai visą jų sunkiai. gyvenimą? Žinoma, tai yra labai jautri tema mum. Gyvenimas vis tiek eina, gyvenimas keičiasi. Ir reikia gyventi. Jo, ir reikia gyventi, vaikai auga, tai irgi reikia. O kiek jūs beje vaikų turit? Aš turiu 3 vaikus. Oho. Visi dabar jau eina į mokyklą, mano mažoji eina į 1 klasę, o amžiaus yra irgi labai panašaus - 12, 10 ir 7 metų. Tai jūs esat pilnai įsukta į jaunų šeimų gyvenimo... Šeimininį gyvenimą tikrai taip. Aktualijas ir rutiną. Na ir kaip einasi auginti vaikus Lietuvoje? Tai yra brangus malonumas, ar ne? Tai nėra pigus malonumas, bet tai yra, vėlgi, tai yra džiaugsmas. Tai yra džiaugsmas, tai yra nerimas visą laiką, vaikai ir serga, ir reikia derinti ir su darbais, ir su viskuo, ir mokykla, ir mobilumas. Irgi kartais atrodo, kad mes su vyru dirbam kaip taksistai. Tiesiog išvežimas, įvairialiai paima jo. Bet vaikai irgi auga, tampa savarankiški. Logistika yra pagrindinė. Taip, logistika puikiausia. Išmanom ir grafiką turim, kas kada paima, kas atsakingas už kokį vaiką, už kokį būrelį. Jekaterina, jūs gimėt ir užaugot Vilniuje? Aš esu gimęs Vilniuje. Mano tėvai iš Ukrainos atvažiavo į Vilnių, į Lietuvą iškart po universiteto. O jie buvo kas? Inžinieriai? Inžinieriai, abudu inžinieriai. O jūs pati baigėte, aišku, rusų mokyklą, nes girdžiu akcentėlį šiokį tokį, bet Tikrai puikiai taip. kalbat lietuviškai. Ir kur jūs gimėt augot? Aš gimiau Naujininkuose ir ten ir užaugau iki universiteto praktiškai užbaigimo. Iš Naujininkų važiavau į savo pirmą darbovietę, Lietuvos banką, tai irgi su to pačiu dviračiu, su kuria ir šiandien atvažiavau. Tai iš tiesų Naujininkus pažįstu labai gerai, Naujininkai visą laiką buvo toks multikultūrinis, ten sluoksnių visokiausių labai ir buvo visokiausių įdomybių. Gyvenimas jums yra pažįstamas. Gyvenimas, skirtingas gyvenimas, bet mano mokykla buvo ne Naujininkuose, mano mokykla buvo Naujamiestė, tai yra Naujamiesčio, dabar tai Naujamiesčio mokykla.
O tuo metu buvo 8 vidurinioji susistiprintų anglų kalbos mokymasi. Spėju, kad mokykla buvo tas trampliniukas, kuris leido jums įgyti gerą profesiją, bet jūs pati buvot motyvuota labai, ar kaip? Kodėl? Man iš vis labai keista, finansai? Jo, aš mokiausi Tai čia visą tie laiką žydai gerai. viską padarė, kur kartu mokytis, ne? Na, šiaip mūsų mokykla buvo labai stipri. Tuo momentu buvo tikrai labai stipri, buvo labai daug gerų mokytojų, kurie paliko įspūdį iki šiandien ir mes palaikom santykį ir ryšį su jais, kas yra irgi labai malonu. Kartais irgi man labai smagu, kai mokytojai iš mokyklos kreipiasi tam tikrą patarimą, tarkim finansinį dėl paskolos ar dar dėl palūkanų normų. Tai viskas yra ok ir labai su džiaugsmu tą darom. Jekaterina, o kodėl jūs, turėdama tokią sėkmingą profesiją, puikią karjerą, nuostabią šeimą, staiga savo čia skelbėt kažkokį tai iššūkį ir nutarėt, kad reikia jums eiti dar sykį į rinkimus ir dar sykį išsibandyti ir dar naujininkuose? Na, žinokit, vėlgi, viešajam sektoriui aš jau esu buvus, tai aš jau šiek tiek tos duonos paragavau. Per COVID aš dirbau kartu su Skvernelio vyriausybė, aš buvau viceministrė ekonomikos ir inovacijų. Dirbom Tai tada, kai visi visko davėt? Visko davėm, viskas skirstėm, žinokit, ir buvo labai sunkus laikotarpis. Tai per tą laikotarpį galiu drąsiai pasakyti, aš savo vaikus dažniausiai matydavau pro langą, kai jie eidavo pro ekonomikos ir inovacijų ministeriją, Lukiškių aikštė, tiesiog man pamajoti. Tie, kurie dirbo su manim ministerijoje, dirbo tuo pačiu tempu ir mes tikrai... Tai ko į tą peklą dabar? Galima sakyti, kad šiek tiek pailsėjau privačiam sektoriui, bet iš tiesų, žinokit, viešasis sektorius yra kaip kalnai. Vieną kartą pabuvus traukia atgal. Tai jūs man pasakykit, tai kodėl turgui viskas pigiau, o parduotuviai viskas brangiau? Paprastą atsakymą. Žinokit, aš irgi norėčiau paprieštarauti, ne viskas turgiui yra pigiau. Jekaterina, aš žinau, kad vienas iš jūsų vaikų yra didelis pieno ekspertas. Tai vadinasi, Tikrai jūs žinot pieno kainas. Žinau pieno kainas tas, kuris labiausiai mėgsta, 2,5–3,5%. Tai už litrą 1,35 €, 1,45 €, jeigu tai yra, kartais gauna su nuolaida ir su Gerai, žiūrim. eisim patikrinti įdomu, va čia pienas kaimiškas. Kiek pienas? 1,50 €. O, tai 1,50 €. Tai nėra labai pigu, bet tai yra normaliai gero pieno kaina. O čia bus 2,5%, 3,5%. Čia ne procentais mėroja, centimetrais. Centimetrai, Tokia grėtinės yra tiek centimetrais, tai ne juokas, va. Va tai būna daugiau mažiau. Aha, aš matau, va, matot, kaip Nu, kaip tai fainai jo riebus. Kokybė šiaip turgai yra gerokai geresnė ir asortimentas yra visiškai Klausyk. kitoks. Tai tą galima būtų pajausti tiesiog, eini ir kvepia, viskas kvepia. Tai krapai, va, arbūzą. Arbūzą aš jaučiau praktiškai iš ten. Nu, pasakykit, vat, kuris arbūzas geras. Kaip ukrainietė, Taip, taip. tai reikia žiūrėti, kad būtų šiek tiek įspausta Bet šitoje užpakalis vietoje, tas. užpakaliukas, O reikia, kad būtų uodegytė turėtų būti visiškai sausa. Aha. Uodegytė. Ir turėtų būti, jeigu labai jau gerai pagulėjęs arbūzas, prisisotinęs tos saulės, tai turėtų būti gera geltona dėmelė ant jo. Galima, O žinoma, ir svarbu, va, suspausti, kad čia mėgsta. būtų toks didelis užpakaliukas, ar gali būti va, toks mažiukas? Nesvarbu. Ai, čia moteriškas ar vyriškas lytės. Moteriški sako, kad yra saldesni dažniausiai. O melionai kada geri? Ar ne? Melionai geri, kai jie kvepia. Melionas turėtų kvepėti iš karto. Taip. Labą dieną, ponė. Po kiek voveruškas parduoda? O agurkai pakiek? Огурки по 2, родничок. Marabela. Gerai, ačiū. Va tai va. Nu, tai radnyčiok, tai puikiausia ir auginimui. Pati raugini? Ką nors Taip, gamini kasmet. namuose? Ja, aš gaminu nemažai, mėgstu gaminti, bet vėlgi reikia ir tų, kurie valgo tai, ką aš gaminu, nes vaikai kartais valgo, labai konservatyviai. Krapų prašau. Ir petražolių? O tai rausti tos agurkus? Ne, čia tiesiog valgymai. Cilantro kol turite? Jūs vadinat cilantru. Taip, ja. Didesnė ar mažesnė? Didesnė. Pats metas daržovių salotom su viskuom. Ir daug žalelių. jūs valgo daug žolių, ar ne? Jo, mes stengiamės valgyti kiek įmanoma daugiau. O ko, pavyzdžiui, pasigendat, kas būdavo Ukrainoje, o čia Na, nėra? žinokit, pomidorų skonis yra visiškai netoks. Kaip ten bebūtų, pomidorai Ukrainai yra kaip saldainiai. Papa šitos bernus visada skanios bulvės ir galima atsiskaityti kortelę. Bet iš tiesų kainos čia irgi labai geras. Nu, man atrodo, kad tikrai turgui apsimoka pirkti. Šilaugės yra fantastiškos kainos. O po kiek pas jų tripsniai vyžiniai? Po 3. Va, po 3, matai? Jo. Tai čia brangu. Čia yra pakankamai brangu, palyginti su pigiausiam linijom, bet ne brangiau negu brangiausios, tarkim, tinkluose. Tai bus apie 3 eurus ir bus. 3,5 gali būti. Tai čia ekologiškas tikriausiai, ne? Čia ekologiškai? Ekologiška pas jūs? Jo. Tai su ekologiškam tai bus Tai čia normalu? normalu visiškai. Jo. Čia, žinokit, skaniausia kava Vilniuje. Ne? Jo. Labai gerai.
O kokia kaina kavos? Va, yra parašyta. Nu, espreso. Viengubas du, jo? Taip. Gerai. Ar įmanoma kaip nors sulyginti tą socialinę nelygybę? O kalbant apie žmonės, vėlgi, kainos visą laiką bus problema. Bet, vėlgi, mes iš visos ES visą laiką keliam problemą kainose, bet ne atlyginimuose. Tai vat mūsų pagrindinis tikslas turėtų būti per atlyginimo prizmę. O per kainų prizmę vėlgi, labai įdomi situacija. Kainos skiriasi ir Lietuvoje labai smarkiai, tarkim, tarp regionų. Ir jeigu mes pažiūrėtume per pagrindinės vartojimo prekes, tai skirtumai kartais būna labai dideli. 80%, net ir virš 100%. Ir dažniausiai tai nebūna tokios brangiausias, sakykime, brangiausias kategorijas ne mėsa, o, tarkim, didžiausia skirtumų tarp regionų, tarp miestų, kurie yra fiksuojami, jie yra kruopose, tarkim. Aš žinau, kad žirniai Zarasuose kainavo 5 kartus pigiau negu Vilniuje. Nedaug kas ir galėtų įpirkti žirnelius vaikams už 12 eurų už kilogramą, čia yra paragavimai. Mes pasodinom balkonę. O žirnių kaip kiek? Po kiek? Po 2. Tai jau visai čia pigu. Noriu iš karto labai puikiausia. Ir aš gal noriu tų žirnių, ką? Į vienai kitai bus. Gerai. Dar kartu ir apsipirksim. Ponia 2. Taip, Ačiū. Prašau. Politinė reklama.